Visuomet prisiminkite, kad Kristuje Jėzuje esame Dievo vaikai, naujas kūrinys, kuriame apsigyveno šventoji dvasia. Biblijoje sakoma, kad esame gyvojo Dievo sūnus ir dukterys. Mūsų kūnas yra šventykla, kurioje gyvena Dievo dvasia. Kiekvienas tikintysis turi teisę prašyti šventosios dvasios galios, kad atliktų tai, kam jį pašaukė Dievas. Juk šventosios dvasios darbas, tarnystė ir galia yra prieinami kiekvienam tikinčiajam. Šventosios dvasios galia – tai dieviški įgaliojimai bei energija, kuriuos jis apreiškia visų savo vaikų gyvenime, kad jie gyventų dievotai ir neštų vaisių. Pirmiausia, esame išgelbėti ir pripažįstame, jog mums reikia šventosios dvasios. Antra, jos trokštame. Trečia, turime atgailauti dėl visko, ką Dievas mums primena ir susitvarkyti. Ketvirta, savo gyvenimą turime pavesti šventajai dvasiai. Vaikščioti dvasioje reiškia jai pasiduoti, kad ji galėtų valdyti mūsų gyvenimą. Jei esu pilnas šventosios dvasios, vadinasi, pasidaviau Dievo valiai ir sakau, tebūnie ne mano, bet tavo valia. Pirmiausia, reikia pripažinti reikmę. Antras žingsnis – troškimas. Trečias žingsnis – susitvarkyti su bet kuria mums trukdančia nuodėme. Po to turime savo gyvenimą pavesti šventajai dvasiai ir leisti jai valdyti. Būkite pilni šventosios dvasios. Vaikščiodami dvasioje ir būdami jai paklusnus stiprėsite, nes Dievas darbuosis jumise ir per jūs, ir jūs stebėsitės matydami jo nuostabų darbą. Jei nutarsite vėl viskam vadovauti pats arba nusidėsite prieš Dievą, turite išpažinti savo nuodėmę, atgailauti ir dėkoti Dievui už atleidimą. Atsisakykite patys valdyti savo gyvenimą ir pasakykite šventajai dvasiai, jog norite, kad vadovautų ji. Tada padėkokite už pripildymą šventąją dvasią ir jūsų gyvenimas būtinai pasikeis. Renkatės jūs. Tai bus pats geriausias ir išmintingiausias jūsų pasirinkimas. Šventoji dvasia mus moko ir veda kiekvienoje gyvenimo srityje. Jie mumise apsigyveno ir paženklino, jog esame išganimui skirti Dievo vaikai. Biblijoje parašyta, kad Dievo dvasios negalime išstumti, nes Jėzus pažadėjo, jog jis su mumis bus per amžius. Vadinasi, jis su mumis nelaikinai, ne iki tos akimirkos, kai nusidedame, bet amžinai. Kai nusidedame, šventoji dvasia mūsų nepalieka. Jei paliktų, nebūtume išgelbėti. Kai nusidedame, šventoji dvasia nebegali veikti, kaip yra įpratusi. Taigi, gesinti šventąją dvasią reiškia ją slopinti ir gniaužti. Kaip mūsų širdyse liaujasi degti Dievo dvasios ugnis, spinduliuoti šiluma ir džiaugsmas. Kaip atšąla meilė ir atsidavimas Jėzui Kristui. Galbūt tikintysis ir neatsižada Dievo, tačiau dvasinių dalykų alkis ir troškulys praeina. Kodėl ir kaip tai atsitinka? Apaštalas Paulius, įspėdamas negesinti dvasios, ragina nepriešgyniauti Dievui ir daryti tai, ką jis liepia. Kai šventoji dvasia pradeda gryninti mūsų širdis, dažnai jai priešinamės ir spyriojamės. Kiekvieną kartą tai darydami gesiname Dievo dvasią, kuri buvo pasiruošusi suteikti savo jėgos ir dovanų, pamokyti ir vesti. Ilgainiui įsiveliame į pasaulietinius dalykus ir Dievas mūsų jau nebedomina. Mes nebemaitiname savo dvasios ir mūsų troškulys bei alkis mažėja. Netrukus Dievo atžvilgiu atšalame. Norint, kad ugnis degtų, ją reikia nuolat kurstyti.
Mumise gyvena šventoji dvasia ir teikia jėgų, išminties ir supratimo. Ji teikia jėgos liudijant. Todėl nusidėti prieš šventąją dvasią reiškia trukdyti ir kenkti savo labiau nei tai suvokiame. Nevalia manyti, kad nieko nebus, jei truputį jam nepaklusime arba kartais prieš jį nusidėsime. Bet koks maištas prieš Dievą slopina šventąją dvasią. Nuolat ją gniaužiant, jos ugnis mūsų širdyse užges. Tai ypač aktualu pamokslininkui, nes kai jis praranda šventosios dvasios patepimą, jam jau nieko nebelieka. Tuomet jis nebeturi ką pasakyti. Ir pasak apaštalo Pauliaus, jo žodžiai iš sakyklos tampa lyg skambantis cimbolai. Kitaip tariant, jie yra be gyvybės, be galios ir be dvasios. Tas pats gali atsitikti bet kuriam tikinčiajam. Šventoji dvasia mūsų nepalieka. Ta ugnį, kuri skleidžia šilumą, reikia nuolat kurstyti maldoje, skaitant Dievo žodį ir tarnaujant žmonėms. Kai mumise apsigyvena šventoji dvasia, turime susitapatinti su Jėzumi Kristumi. Taigi, reikia atsisakyti visko, kas trukdo būti panašiems į Kristų. Be to, rūstaudami turėtume nenusidėti. Žmogus mano gyvenas drausmingai, tik šlubuoja kai kurios sritys. Deja, taip negali būti. Mes arba drausmingi arba ne. Arba vaikščiojame dvasioje, arba ne. Apaštalas Paulius rašo: joks bjaurus žodis te neišeina iš jūsų lūpų. Kalbėkite vien kas gera, kas prireikus ugdo ir duoda malonę klausytojams. Todėl verta pagalvoti ir apie diges kritiškas pastabas bei paskalas kitų žmonių atžvilgių. Jei norime, kad mūsų gyvenime veiktų šventosios dvasios jėga, turime atsikratyti visų nuodėmių. Kai esame neatidūs ir nerūpestingi, minėti dalykai kaip purvas susikaupia mūsų gyvenimo kampuose. Truputį apkalbų čia, truputį sarkazmo ten, truputį dygios kritikos ir stebimės, kodėl kažkas negerai. Deja, pernelyg ilgai toleravome tokias nuodėmes, kurios mūsų manimu Dievo akyse nėra nuodėmės. Šventoji dvasia apkaltina dėl nuodėmės, kad būtume tyri ir jautrus tam, kas bedieviška. Kuo labiau ieškome viešpaties veido ir plėtojame artimus santykius su šventąja dvasia, tuo mažiau mūsų gyvenime bus minėtų dalykų. Pasitikėti Dievu reiškia visiškai priklausyti nuo Jo, norėti žinoti Jo valią, tikslus bei planus, bei pagal juos gyventi. Dievas nori ir siekia, kad mes vaikščiotume tikėjimu. Būna tokių akimirkų, kai nervinamės ir nerimaujame, o po to nusprendžiame pasitikėti Dievu. Išgirdę apie kokią iškylančią didelę problemą, išsigąstame. Bet turime prisiminti, kad viskam vadovauja Dievas. Mes visi mokomės gyventi tikėjimu. Tačiau žiūrėdami į kitus tikinčiuosius, galbūt jie jau žino, kad pyktis, nerimas, savęs gailėjimas ir įtūžis nieko gero neduos. Jie suvokia, jog mylintis ir išmintingas dangiškasis tėvas, kuriam visa pavaldu, žino, kas mums geriausia. Šis žinojimas skatina juo pasitikėti. Su Dievu ginčytis beprasmiška, nes vis tiek jis laimi. Taigi, tikėti Dievą yra vienintelis būdas gyventi laimingai, džiaugsmingai, pasitikinčiai, užtikrintai, drąsiai ir būti pasitenkinusiam. Tikėjimą ugdome pasitikėdami Dievu ir stebėdami, kaip jis veikia mūsų gyvenime, kaip reikiama akimirka ateina mums į pagalbą. Taip pat mūsų tikėjimą Dievas sutvirtina
leisdamas mums patirti vargų, išmėginimų ir sunkumų. Pamaldaus tikėjimo, kuris palaikys jūs gyvenime, neišsiugdysite vien tik apie jį skaitydami. Patirtis skatina tikėjimą veikti. Tai paveikia jūsų liudijimą, nes jūs ne tik žinote, bet ir išgyvenote. Eidami per ugnį ir vandenį, per išmėginimus, sunkumus ir vargus, kai atrodo, kad tų reikmių niekas patenkinti negali, ir pamatome, kad Dievas mus visuomet gelbsti. Pasitikėdami, puldami, laikydamiesi savo ir vėl žvilgsnį sutelkdami į Dievą mokomės gyventi tikėjimu. Mielas bičiuli, tik taip Dievas išugdys mumise tikėjimą. Kitų žmonių tvirtas tikėjimas, kurio žavitės, yra prieinamas kiekvienam. Kai pasitikėjome Jėzumi kaip savo gelbėtoju, atsistojome ant nepajudinamo tikėjimo pagrindo. Toliau, pasitikėdami Dievu, ugdome tvirtą įsitikinimą, jog Jis yra vienintelis tikras Dievas, tęsintis savo pažadus. Nuspręskite viską pavesti Viešpačiui ir tikėkite, kad Jis ištesės visus savo pažadus. Jei tikime, kad Dievas, kuris prikėlė Jėzų Kristų iš numirusių, yra patikimas ir ištesi visus savo pažadus, ar esame pasiruošę pavesti jam savo kūną, sielą, dvasią, finansus, santykius, santuoką, šeimą? Ar tikime, kad Jis gali viską sutvarkyti? Ar leisime jam tai padaryti?